Esu Skaidrė Račkaitytė, keramikė. Šiandien bandysim daryti švilpynę arkliuką. Molinė švilpynė nuo seno buvo vaikų mėgiamas žaislas ir muzikos instrumentas. Mums reikės molio, pagaliuko. Pagaliukas paprasčiausias, nuo vaisinių ledų, tik tai nudrožtas galelis. Kitas pagaliukas yra nuo kavos pamaišymo. Irgi labai paprastas dalykas. Ir dar mažesnio diametro, lyginant su tuo, pagalėliu. Imam molį ir susiridenam rutuliuką. Viskas prasideda nuo rutuliuko. Ir bliaudukai, ir puodukai, ir švilpukai. Ir tada iš to rutuliuko suformuojam blinuką. Tas blinukas gali nebūti apvalus, gali būti ovalinis, gali būti visaip. Jisai neturi būti labai plonas. Kraštukai turėtų būti storesni negu vidurys. Ir iš to blinuko dabar mes sulenkę gaunam tuščią vidurį kibinuką. Sulenkiam nesuspausdami, kad vidurys liktų tuščias. Ertmė. Nuo tos ertmės tūrio priklauso garso žemumas arba aukštumas. Ir tada mes labai gražiai sulyginam siūlę, kad siūlės neliktų, jos nesimatytų. Galim pasitelkti stalą, kad padėtų sulyginti. Beveik nesimato. Dar palyginam ir dabar mes turim tokį daiktą, iš kurio labai lengva padaryti paukščiuką. Tik dabar reikia apsispręsti, kurioje pusėje uodega, kurioje galva. Aš apsisprendžiu, kad čia bus galva. Šitoj pusėje galva su snapeliu. Aišku, jį čia reikia dar palyginti. O kitoj pusėje suformuojam nelabai smailą uodegytę. Nes pro uodegytę reiks švilpt, tai jinai neturi būti labai smaila. Tai jau mes turim paukščiuką, bet mes darom arkliuką. Tai kadangi darom arkliuką, tai mums reikia 4 kojų. Tada iš paukščiuko pilviuko suformuojam 2 tokius kaip po tiltelius. Ir iš tų tiltelių ištraukiam kojytės. Kojytės galima padaryti ir priklijuojant jas, bet man taip yra paprasčiau, aš darau taip ir mokau kitus, kad daryti iš to paties. Jis jau turi 4 kojas, dar šiek tiek padidinam, pailginam uodegą ir suformuojam iš paukščio galvos arklio galvą. Kadangi arklio galva turi turėti karčius, tai mes juos tokiu būdu ir padarom. Ir ausytės. 1 ir 2. Šiek tiek dar per trumpos kojytės, mes jas dar šiek tiek pailginam, patraukiam, kad būtų šiek tiek ilgesnės. Dar paglostom, kad būtų jisai lygesnis. Raukšlytes išnaikinam. Dar šiek tiek palenkiam galvytę. Ir galim pasitelkt pagaliuką. Imam pagaliuką tą, kuris nuo ledų ir kočiojimo būdu palyginam.
Kuo ilgiau jį glostysi, kuo ilgiau laikysi rankose, tuo jis bus gražesnis. Kadangi arklio kanopos neturi būti smailos, tai mes jas pabūkinam, kad jisai tvirtai stovėtų ant žemės. Na va, ir dar palyginam. Na, dabar patikrinam, ar jisai stovi, ar ne viena koja netrumpesnė, viskas kaip ir gerai. Ir tada galim prieiti prie veiduko, prie snukučio. Šiek tiek palyginam ir suformuojam nosytę ir burnytę. Va tokiu būdu paspaudžiam šiek tiek, kad atsirastų griovelis. Na va, arkliukas burnytę jau turi, nosytę irgi, liko akytės. Akytėm pasiemam šiek tiek mažesnį pagaliuką, kad nebūtų labai didelis. Pažvitrinam žvilgsnį ir tada darom karčius. Na, vieną pusę padarėm, dabar kitą pusę karčių. Padarom ribą tarp karčių ir nekarčių. Ir einam prie uodegytės. Dar vis palyginu, nes vis kažkas nusimaigo, kažkas dar atsiranda, vieną pusę apsuki ir pamatai, kad dar va čia kažko šiek tiek trūksta. Na va, ko dar trūksta? Dar paryškinam kanopėlės. Na va, žaisliuką jau turim. Muzikos instrumentą dabar reikia padaryti iš to žaisliuko. Pasiimam pagaliuką, šiek tiek apvalom, kad nebūtų moliuotas. Ir praduriam. Praduriam tą vietą, kur užpakaliukas. Labai gražiai išvalom tą skylutę, kad nebūtų jokių drusgelių. Prispaudžiam visokius nelygumus. Dar palyginam ir praduriam uodegytę. Na va, mes matom tą šakalėlį, kuris beveik remiasi į tą skylutės kraštą. Nes jeigu bus arba per žemai, arba per aukštai, čia tiesiog milimetrų klausimas. Nešvilps. Ir pažiūrim, ar mums išėjo garsas. Nu, garsas išėjo, bet gavom tik vieną garsą. Norint daugiau garsų, reikia prasidurti dar skylučių. Duriam čia viršui. Tos skylutės visos turi būti švarios, gražiais pakraščiukais, kad neužkliūtų oras. Na, viena skylė buvo viršui, dar 2 skylės padarom šonuose. Šonuose skylės simetriškai. Vienas priešais kitą. Nu ir dabar turbūt reikia dar pataisyti. Taip, reikia pataisyti.
Tiesiog, kai atsirado skylučių, šiek tiek pasikeitė situacija ir šiek tiek pasikeitė kampas. Ir dabar tą kampą mes ir tvarkom. Nu, kaip ir viskas gerai. Tai dabar dar padekoruosim. Padekoruosim, aplink skylutes padarysim ornamentus. Nu, visus ornamentus darau su vienu pagaliuku, galima sakyti. Aišku, galima daryti ir kitaip, bet šiuo atveju aš darau šitai. Vat galas to pagaliuko nuo ledų duoda tokį trikampiuką. Na, ir gavosi toks ornamentas, kaip raižytas, kaip iš medžio. O dabar, jeigu mes dabar šonuose padarysim kitokį ornamentą. Padarysim saulutę. Aišku, visą laiką tą įrankį reikia šiek tiek apsivalyti, kad jis nebūtų apsivėlęs moliu. Na, va, ir dabar darom saulutės spinduliukus. Toks kaip sūkurys. Labai mėgstu šitą motyvą, man jis toks gražus, aš jį dažnai naudoju. Na va, manau, kad baigta. Tai šitas arkliukas yra kaip ir pabaigtas, bet norint, kad jis būtų visiškai pabaigtas, reikėtų jį išdegti aukštoj temperatūrai. Ta aukšta temperatūra yra, bent jau 900 laipsnių. Tokią krosnį turi ne visi, bet yra keramikų, yra dailės būrelių, kurie turi keraminės krosnės ir galima pamėginti susitart, kad išdegtų jums tą gaminį. Galima tiesiog visiškai išdžiūvusį daiktą, tai maždaug savaitę padžiovinus, bandyti patiems išsidegti lauže. Tai esmė ta, kad molis nemėgsta greitų temperatūros pokyčių, tai reikėtų laužą užkūrus po truputį artinti gaminuką prie ugnies ir užkūrus jau didžiulį laužą per kelias valandas galbūt pasiektų tokią temperatūrą. Nereikia tikėtis, kad iš pirmo karto viskas labai gerai pavyks, bet sėkmės bandant.